Čia yra gauromečių žiedai. Gaurometis šitaip žydė. Tai nuostabi vaistažolė, bet naudojami tik tai šitie jos lapai. Jinai gana aukšta, jinai beveik mano ūgio yra ir jau baigia nužydėti, nes čia labai saulėta vieta. Lapus nubraukėt tiesiog ir labai gražiai va šitaip braukėsi žemyn, va, ir naudojat apdžiovinę fermentavimui. Galima čiučiut apdžiovinus, neduot sudžiūt, dar tokį suvytę, kai būna, juos sumalt su mėsmale. Ir kai sumali su mėsmale, susimala tokios granulės. Ir tada granulės galima net kokie 50 laipsnių ant padžiovinti orkaitėj, labai silpnai, kad duotų pravertom durelėm, kad duoti išsigaruoti drėgmiai ir lengviau laikyti. Granulytės jos mažiau vietos užima negu aš paprasčiausiai džiovinu šitaip. Džiovinu visus lapus. Tai yra vaistažolė, kuri tai yra tiesiog unikali vaistažolė. Rusijoje vadinasi Ivan-čai. Ivan-čai gydoma visos ligos, kokios tik tai nori. Be galo stiprus augalas, gal net kur amžinasis įšalas jinai auga, ant tiek jinai galinga ir stipri yra. Aliaskoje, Sibire, visur jinai auga visam pasaulyje. Mačiau Palangoj kopose tokia raudona vargšelė, tokie lapai net raudoni nuo saulės, mažyti, žemutį, ten 3 sprindžių tik užaugusi, bet jinai ir žydi, ir išgyvena visose sunkiausiose sąlygose. Rinkit šitą vaistažolę pamiškėse, mėgsta šiaip jinai labiau tokia drėgna vieta. Kažkur palaukėse, pamiškėse, kirtimuose miškų dažnai būna. Einat į miškus uogaut, grybaut, neškite į krepšelį, tik nesušutinkit. Geriau, kad jis būtų medžiaginis, ne plastikinis. Ir į jį bus daugiau tokių vilties parsinešti. O taip gydoma viskas, ir kraujotakos ligos, ir smegenų, ir visokio psichinės, ir kas tik norit. Ir nuo potencijos vyram iki moterų irgi visokių problemų. Prisirinkit visai žiemai ir vartokit šitą vaistą.